Nemeluok! Gerai, nemeluoju. Sveiki, mes esame visi kartu dabar kombinate, čia toksai kairiųjų idėjų festivalis. Jeigu jūsų čia nėra, tai labai blogai, kitais metais būkite. Ir taip jau atsitiko, kad vakar mus kaip GPB labai pagerbė Rimvydas Valatka ir Dovydas Pancerovas. Redakcijoje pasirodė, kad, paaiškėjo, kad Valatka turbūt užvakar, nežinau kada jie filmavo, bet iš vakaro atrado, kas yra GPB. Padarė, taip reikia suprasti, tyrimą ir pristatė Pancerovui, kas yra GPB, kurios nežinojo. Tai mes sugalvojom čia taip savo besijuokdami, kad susėst ir sureaguot, ką papasakojo Rimvydas Dovydui. Tai tiesiog žiūrėsim, stabdysim kuris nors, kas nori ką pasakyti ir pakalbėsim ir čia nebus jokių ten karpimų kažko, taip kaip yra, įrašas taip visą ir įdėsim. Ir leisim savo pasileist plaukus, man atrodo, ypač Tomas. Ir žodžiu, pakalbėsim. Tai startuojam? Davai. Skambučiai. Tai antras dalykas yra grinai ideologinis, kuris man kelia daugiausia nerimo. Tai yra paralelė su Linke, su Vokietijos, tokia pusiau marksistinė partija. Ar tau yra girdėtas toks portalas Gyvenimas per brangus? gpb.lt. Gėda pasakyti antrą kartą ne, bet ne. Prieš kokią savaitę ir aš būčiau taip pat pasakęs, negėda čia yra, bet paskait. Ką reiškia negėda? Ir šiaip tai mes jau kažkaip tikėjomės, kad būsim visiems tikrai girdėti, nes mes, jeigu čia kažkas mano, kad čia bus didžiuliai atradimai, tai mes einam ten į Facebooką, į Instagramą, į TikToką, šėrinam, laikinam ten dar kažką, visiems sakom skaitykit, žiūrėkit dar kažką, nes čia jau iš karto suponuojama, kad jau čia bus kažkas slapto ar ten tokio undergroundinio atrasta, kai mes jau taip esam paviršiui. Tai žodžiu, tai labai smagu, kad užėjo į internetą Rimvydas. Pagaliau? Jo, ir visi vardais pavardėjom, tu prasme niekas niekur nesislapsto, būna kitoj medijoje. Gali surasti visokiuose rekvizitų puslapiuose viską, bet jo. Ir gal net norim, kad ir dar plačiau būtume žinomi. Net visą teikti. Like, share, subscribe. Dar momentas vienas, grinai ideologinis. Atvirai parašyta kairiųjų portalas. Ta prasme, ko tu nori iš atvirai deklaruotų dalykų ir dilinkę. Tai garbė. Bet gal galima kokią nors išnašą šaltinį, ta prasme, kaip mes susiję su tuo? Aš sakyčiau, kad jeigu esam kažkaip susiję, tai nebent tuo, kad kartais kokiam nors projektėlį gaunam pinigų ten ar gegužės pirmosios profesinė sąjunga. GPB tikrai nėra gavę, bet gegužės pirmosios, pavyzdžiui, profesinė sąjunga, kurios pirmininkas esu, tai yra gavę iš Rozos Liuksemburg fondo ten ar kokiam eitynėm organizuoti, ar šitam festivalį irgi, man atrodo, remia. Tai yra su Dilinke susijęs fondas, kuris remia kairiųjų idėjų sklaidą Europoje ir ypač rytų Europoje. Tai taip, iš ten keli tūkstantukai iš kažkur yra atėję ir dar kažką. O kad su Dilinke siejami, tai aš nežinau, man atrodo, Dilinke yra visai Europos kairės ateitis, tai aš tai visai didžiuočiausi. Ar apie tą dar bus biškai? Jo, Tomas yra nematęs ir Viktorija yra nemačius visai, ar ne? Mes visi kiti matėm, ar ne? Taip. Tai tuoj Rimvydas atsakys. Gerai. Duodame žodį Rimvydai. Nenoriu. Paskaityk, užeidinėk ten. O? Ir štai ką aš vakar, kai mes kalbėjomės apie ką čia kalbėt, naršiau ir prisinaršiau. Yra portalas GPB, Gyvenimas per brangus. Ir dabar einam toliau. Ką tas portalas propaguoja? Rusų kalba gerai, Palestina yra jėga, Izraelis blogas, mitingas prie Seimo prieš Palucką, prieš Žemaitaitį yra brudas.
Jakilaitis brudas, Tapinas brudas, Miliūtė brudas ir taip toliau. Bet Galima? pradėkim nuo... Palaukit. Aš jau girdėjau. Nes Aš visų jau pirma, tai girdėjau. niekas nesakė, kad rusų kalba yra gerai, rusų kalba yra kalba, bent jau taip man aš savo straipsniuose rašiau. Niekad nesam nieko pavadinę brudu. Per visus šitus ChatGPT, visus straipsnius, man atrodo, nerastum žodžio brudas. Ir nežinau, aš tai nesu sakęs nei kad Jakilaitis yra brudas, nei kad Miliūtė, nei kad Tapinas. Mes jeigu kritikuojam, tai kritikuojam biškį, apvaliau ir niuansuočiau, o ne, tipo, šitas brudas, tas mitingas negeras. Kad Izraelis blogai, tai aš sutinku. Kad Palestina jėga, aš nesutinku. Jo, niekas. Nes Palestina nėra jėga. Palestina yra Palestina šiuo metu išgyvenanti labai sunkius laikus ir that's it. Mes apie jokias ten... Žodžiu, jau matosi tas klasikinis psichologinis skaldymas, kad šitie tai sako, kad tas yra balta, o tas yra juoda ir viskas. Ir daugiau, žodžiu, naršė, prisinaršė, bet giliau kažkaip nueit, man atrodo, patingėjo. Ar kažkokio tai niuanso, ar kažkokios tai, nežinau, analizės, atrodo, kad tiesiog, per asociaciją, ką tu nori suasocijuoti, primesti, tai tokias išvadas ir pasidarai. Ir paskui mes pamatysime, kad kai kuriuose vietose dar ir kaip trūko namų darbų pasidarimo. Bet, kaip sakyti, visi turim kur tobulėti turbūt. Jo, ir čia gal reiktų atkreipdėmėsi turbūt, kad mes nesitikim, kad, ta prasme, suprantam, kad mes daugeliu politinių, socialinių, visokių ekonominių klausimų su Rimvydu Valatka nesutarėm. Tai viskas okei, bet kaip Viktorija sakė, visur deklaruota kairysis portalas ir nėra čia ko stebėtis. Kas trukdo ir kas nervuoja, tai kad Rimvydas Valatka yra gerbiamas, labai labai didžiai gerbiamas žurnalistas, kuris leidžia savo, padaręs analizę per vieną vakarą, kaip suprast, tokį paimti didžiulį teptuką ir tiesiog dažyti ir tai toksai... Ja. Ir man tai... Neatsakinga. Man tai šiaip, kadangi pats esu baigęs žurnalistiką ir Rimvydas Valatka, aš kaip suprantu, ir dėsto žurnalistikos institute ir ten visokios žurnalistikos centruose dalyvauja, dar kažkur kaip ir turėtų būti žurnalistikos korifėjus, tai turėtų... Yra tokie pagrindiniai principai, kurių mus mokė ten gal antram kurse ar pirmam kurse. Tai yra, kad tu surenki visą informaciją įmanomą, pateiki tą 100% informacijos, ten skaitytojui ar žiūrovui. Tu, bandai pasižiūrėti biškį visapusiškiau, net jeigu tuo metu esi ir ten šališkas ar dar kažkas, atskiri nuomonę nuo fakto ir taip toliau ir panašiai. Tai man jau dar nežinau, kas bus toliau, bet jau dabar matosi kaip... per platus teptukas kaip gerbiamam žurnalistui. Ir man tai liūdna dėl Lietuvos žurnalistikos iš dalies, nes, žodžiu. Man atrodo, kad per biškį mes tiek daug savo neleidžiam, kiek Rimvydas Valatka savo leidžia, bet gal čia kaip patampi korifėjum, tai prasideda. Ir iš tikrųjų kritika tiek Tapinui, tiek Jakilaičiui buvo apie šitą tiesos skelbėjo statusą, tai Valatka tiesiog yra greta to, nes jie leidžia savo be gilesnės analizės skelbti tiesą. Ir Valatka iš esmės mūsų su tuo ir sulygina, kad mes tiesiog sakom, kad brudas. Ir dar kitas dalykas. Labai retai tai būna, kad mes pasiimam atskirą žmogų ir sakom, tu brudas, ten tu šūdas, tu toks ir anoks. Ta prasme, mes visada bandom eiti per tą, kad, elgesys yra dalykas, kurį mes kritikuojame, o ne koks nors žmogus. Todėl mes niekad nesakome, kad ten Miliūtė yra brudas ar Jakilaitis yra brudas. Aš sakau, kad Jakilaitis durnai padarė su tuo savo ėjimu apie rusų kalbą. Aš sakau, kad Miliūtė, jeigu taip rūpinasi aukštojo mokslo kokybė Lietuvoje, tai gal galėtų paaiškinti, kaip nuo 2001 iki 2003 metų be bakalauro išsilavinimo buvo LTV direktorė ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, kalbam apie įvykius, ne apie žmonės. Ir tiesiog tie žmonės tos įvykius daro. Tai mes niekad nesakėm, kad kas nors yra brudas. Ir nesakysim, todėl, kad nesam Valatkos lygio. Nenusileisim. Čia tiesiog išduoda, man atrodo, čia projekcija galiausiai, ne? Kad jie taip apraučina informaciją, kurią girdė aplinkoje, jie taip vertina visus ir skirsto ir tuomet galvoja, kad taip visi kiti irgi daro. Bet GPB daro čiut kitaip. Bent jau tikimės, bent jau toks yra, man atrodo, vienas iš principų. Tipo. Jo, ir jeigu kas nors pagaunat kitaip darant, sakykit, ta prasme, priimam. Esam nekartą tą darę turbūt ir nekartą esam kažką kalbėję apie tai, kad gal čia ne visai. Rašykit komentarus, ta prasme, šiandienkit, sakykit, kaip čia blogai, kaip padarė GPB, ta prasme. Jo, pykit labai, tai labai gerai yra, man kaip pyksta. Ir šiaip, Rimvydai, nemeluok! Nemeluok! Tu meluoji!
Važiuojam toliau. Personalinių, ne? Ar teko girdėti, kas yra Ingos Ruginienės, ministrės Ingos Ruginienės komunikacijos departamento vadovė? Ne. Neteko, kadangi ne mano sritis, neteko bendrauti. Motiejūnaitė Pekonen. Jo. Pekinen. Pekinen. Taip, Ramunė Motiejūnaitė Pekinen. Aš nemanau, kad Inga Ruginienė turi... Taip, dabar jinai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ramunė yra šita komunikacijos departamento vadovė. Taip, tiesa. Bet Pekinen, vėl. Gaila, Ramunės nėra čia su mumis, bet tiesiog ne. Bet linkėjimai Ramunė. Linkėjimai Ramunė. Šiaip puikiai komunikatorė ir iš jos, man atrodo, dalies yra nuopelnas, kad Inga buvo tam tikrų metų, ten, man atrodo, gal trečias cituojamiausias žmogus verslo temomis Lietuvos žiniasklaidoje. Tai, jo, gera komunikatorė. Visiems. Kas yra Motiejūnaitė Pekonen? Jie atėjo su Ruginienė iš profsąjungų konfederacijos, kur irgi buvo atsakinga už komunikaciją. Nieko tokio, atsivedu pažįstamą žmoną. Dabar žiūrim, ką ta Pekonen. Galima counterį dar. Pirmą kartą jį, mano galva, apsišviečia Chevron istorijai. Žygaičio Jis herojų. sudalyvavo to istorijoje? Taip. Vienaip ar kitaip, man atrodo, kad yra sudalyvavęs, bet žiūrėkim, kas yra. Ką čia reiškia, Rimvydai? Ta prasme, po to daugiau apie tai jokios kalbos nėra. Viskas, man atrodo, sudalyvavo Žygaičių, Chevronas, kažką. Man atrodo, vieną Bobą sakė. Jo, ir ta prasme, tai, Nes šiaip, žemas lygis, ta prasme. jeigu tokį dedi, tai reikėtų paaiškinti. Taip, aš pavyzdžiui nežinau, aš Ramunę kažkiek metų pažįstu, aš nieko nežinau, bet aš, maža ko nežinau, normalu. Ir gal kažkur ten kažkas buvo, ką Aš girdėjau, kad Rimvydas Valatka yra sudalyvavęs Viljamso atėjimo į Lietuvą istoriją. Ką, Rimvydai? Gerai, toliau. Šiaip žinot, viso koks čia skandalas. Aš iš vis nežinau, Man apie ką atrodo, su kalbam. frackingu ten dar kažkas. Ramunė Pekonen gal ir dalyvavo šitam frackingo skandale. Gal jis maišo Ramunės tiesiog. Kas yra toliau? Ji čilina už Palestiną. Čilina? Kas trečias yra apie Palestiną. Matyti iš čia ir ta nuotrauka Ruginienės, nes irgi sudalyvavo. Toliau, kaip čia, kadangi nauja pamoka, kai ką iš pargalkę užsirašiau. Kas yra GPPA? Pekonen yra to GPP. Šokiruojanti informacija. Breaking news. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė atėjo į eitynės apie darbą. Į darbo žmonių dienos paminėjimo eitynės, kuriuose buvo Palestinos vėliavų, nes dalyvavo ir Palestinos, palaikytojų grupė. Gerai? Ir atsidūrė ten, kur fone yra vėliavos. Ją nufotografavo ir dabar jūs visi, mylėjai, drožėt už tai, kad jinai kažkaip tenai kažką. Kad jinai čilina už Palestiną. Ar nepalaiko Palestiną. ten Palestinos reikalus, čia yra Tai šalutinis klausimas. Jinai jau sakė, kad jinai palaiko humanitarinę teisę ir palaiko, kad nebūtų prievarta badaujami žmonės. Aš dar čia labai trumpai pasakysiu, nes aš šiandien dar toliau žiūrėjau, tai mes nežiūrėsim tiek. Kažkur ten 37 minutė Valatka dar kartą pasako labai ryškiai ir aiškiai ten kažką, kad, Palestina ir Ruginienė, tai čia true love ir ten kažką. Tai, ta prasme, kažkokį, nežinau, bet labai jau ryškiai tokį jau drebė. Tai mes tiek nežiūrėsim, bet nonsensas tiesiog dar jau. Tiesa. Toliau, kaip čia, kadangi nauja pamoka, kai ką iš pargalkę užsirašiau. Ir negalėjai tiksliai užsirašyti vardų? GPPA. Pekonen yra to GPP.lt portalo Red kolegijos narė. Taip. Ir dabar pažiūrėkim, už ką čilina GPP. GPB trolina krašto apsaugos ministrę Mašalę, socialdemokratų krašto apsaugos ministrė, dėl ginklų pirkimo iš Izraelio. Trolina? Aš norėjau pasakyti, jo angliškų žodžių, jaunimo žodžių vartojimą. Čilina už Palestiną, trolina Izraelį. Ką? Bando. Down with the kids. Čia galima tą memą uždėti, kur tipo, how do you do, fellow kids?
Ne, bet tai čia, aš kaip suprantu, Valatka pastebėjo, nežinau, ir tekste vienam buvo apie tai, ir Tai yra čia vienas... Martyno Klimotas, ne? Jo, ir yra vienas video, kurį aš padariau apie Izraelio ginklus Lietuvoje. Tai visų pirma, Oriana Mašalė yra viceministrė, ne ministrė. Ir kitas dalykas, tai jo, ir čia yra žiauriai paprasta. Izraelis dešimtmečiais naudoja savo ginklus, juos kūrė, Izraelio įmonės ir valstybinės ir privačios, jos kūrė ginklus, stebėjimo sistemas, kontrolės sistemas masių ir jos išbando ant palestiniečių. Ir kai tokie ginklai yra išbandyti, jie yra daug paklausesni rinkoje ir tiesiog tai yra, absoliučiai natūralu. Jeigu aš būčiau Izraelis, tai turbūt irgi taip daryčiau, nes, why not, tai tu daugiau ginklų parduosi ir tau bus geriau nuo to. Tai jo, jeigu nori trolinam ir yra už ką, tipo, chill, dude. Ir tas, pabrėžtinai pasakymas socialdemokratė, apie ką čia yra, ta prasme, šiaip visi žmonės, kurie kažkaip nusikalba, yra verti kritikos, nepaisant nuo to, kokiai politiniai partijai priklauso. Ir čia vėl daroma klaida, kad neva tai mes tiesiog aklai ideologiškai pasitikim viskuo, kas kleimina kažkokias politinės pažiūras. Tai vėlgi, žurnalistikos standartai. Ir vėl, mes neskirstom žmonių į brudus ir nebrudus, o žiūrime, ar yra veiksmai, už kurias verta kritikuoti. Ir tada, jeigu verta, tai tada nesvarbu nei partijos priklausomybė, nei pareigos, nei pozicija, tą veiksmą reikia sukritikuoti. Tai čia kaip tik yra nuseklumas su principais, o ne... Aš apie Mašalę dar vieną norėčiau pasakyti, jau kad turim progą kalbėdami apie moterų lyderystę ir moterų dalyvavimą politikoje. Jinai yra pasakiusi, kad kai kurioms moteriams reikia tarakonus iš galvos išsivaikyti, jeigu jos kažkur nelygybę mato, tai dar viena kritikos strėlė socialdemokratai. Jo, ir dar aš pridėsiu, tai aš neabejoju, kad čia kombinate labai daug moterų turi labai daug tų tarakonų pagal Orianą. Bet dar pridėsiu, kad rengdamas tą video kreipiausi į Krašto apsaugos ministeriją ir kažkoks viešųjų ryšių specialistas atsakė, kad interviu bus su Oriana Mašalė. Tada paaiškėjo, apie ką yra interviu ir pasakyta buvo, kad ministerija šito nekomentuos. Žinau šiek tiek iš kitų žurnalistų, kad tai yra nekomentuojama. Tai yra žurnalistikos standartai, nors mes nesam žurnalistai, bet tiesiog bandžiau gauti atsakymus, bandžiau pakalbėti apie tai, niekas apie tai nekalba. Tai, Valatkai ir ko pasimokyti turbūt. Išjuokė protestą prieš Nemuno aušrą. Tas tekstas, kad rusų kalba gerai ir reikia, jos čia daug ir taip toliau, yra parašytas tokio Tomo Marcinkevičiaus barono, kuris yra gegužės 1 profsąjungos lyderis. Oi, atsiprašau, stop. Linką kaip prisijungti ir tapti profsąjungos nariu. Visų pirma, tai lyderių manęs dar gal niekas gyvenime nebuvo pavadinęs. Tai nežinau, ačiū Rimvydai. Kol kas dar, aš esu pirmininkas, renkamas postas, tai lyderių, man atrodo, pas mus daug yra. Tai žodžiu. Tai tik tiek. Vadinkim daiktus tikraisiais vardais. Kastuvą, pirmininku. Brudus. Tekstą išsišėrino šiemet ponia Ruginienė, kad čia yra labai geras tekstas, už rusų kalbą, ar ne? Galima. Tas tekstas, vėl, nėra tokio dalyko kaip už kalbą arba prieš kalbą. Tai gal tą tekstą vėl reiktų paskaityti ir kaip jau Ruginienė sakė irgi žurnalistams. O jūs tą tekstą skaitėt? Tai Rimvydai, jeigu nori ginčytis su tais argumentais, kuriuos aš ten pateikiau, tai pirmin. Aš manau, kad nemažai jų ten gal yra ir ne visiškai 100%, tipo, jau ten, žinai, grinuolių dar kažko. Ta prasme, pats, kadangi tą tekstą rašiau prieš 2 metus, dabar jį perskaičiau, ten yra su kuo dabar pats nesutikčiau, nes nuomonė keičiasi, kai žmogus gyvena. Tai gal kad iš vieno screenshoto daryti didžiulį skandalą ir paskaitykit ir gal propaguokim skaitymo kultūrą Lietuvoje. Tai tau kaip didžiam žurnalistui būtų gal ir į naudą, nes ir tave tada daugiau skaitytų. Tai, žodžiu, nežinau, aš pradėsiu tiesiog nusiskrinšotinsiu visas antraštės Valatkos ir tada pradėsiu jas diskutuoti. Ir nėra taip, kad Rimvydas Valatka nesugebėtų prisėdęs per vakarą parašyti atsakymą tau. Taip. Ir aš manau, kad turėtų kur papublikuoti, tai žinai, tipo, nėra, kad neišėjai.
prasideda užuomazgos šiaip apie ką yra šitas video, ne? Nes čia šiaip, man atrodo, yra į tą patį būgną, kad tipo dabar stumt ant Ruginienės, bet ant kiek toli yra visos šitos sąsajos, ne? Kad dabar Ruginienės draugė Ramunė Pekonen, kur ten kažkada galbūt kažkokiam skandalė dalyvavo, pasišėrino vieną tipo tekstą ir yra ten kažkokios, ten, žinai, medijų kompanijos ir kolegijoje. Ir todėl Ruginienė reikia išmest lauk, meskite lauk. Ruginienė pati pasidino, bet, pabiški matom, kas čia, tipo, bandoma padaryti, koks naratyvas. Toliau, aš suprantu, kad galima būti už Palestiną, ar ne? Žmogaus pažiūros tokios yra. Vienas dėl antisemitizmo, kitas kažkodėl tai iš tokio pasirinktinio humanizmo, ar ne? Bet man atrodo, aš šitoje vietoje sustabdysiu. Kaip tik dabar ryte žiūrėjau Labą rytą prieš mum filmuojant 500 Izraelio karo veteranų, pilotų, karo lakūnų išeina ir sako, kad tai, kas vyksta Gazoje, turi liautis. Tai ką jie irgi yra, ta prasme, už pasirinktinio humanizmo. Tiesiog man atrodo, kad ta padėtis jau yra tokia, kad reiktų su jais pakalbėti, kodėl liautis. Operacija, kuri trunka 2 metus, bet kuriam karininkui, yra nenormali. Jie ten išvardino aiškiai 3 tikslus. Pirmas, jeigu nebus susėsta dėrybų, žus įkaitai. Antra, toliau žus kariuomenė. Ir trečia, jų žodžiai, toliau žus nekalti Palestinos žmonės. Ok. Paliekam. Pasirinktinis humanizmas. Bet tai čia yra diskusija, kai tau pasako, kas tau nepatinka, tu sakai, gerai. Paliekam. Čia su mano naratyvu nebeina iš vien, tai galbūt mes šito jau apeikinam. Jo, ir ačiū Dovydui už kažkokių standartų išlaikymą, čia yra pradžia, paskui jisai nekartą tenai prieštarauja Valatkai. Ir va tas va, kad nepatiko, tai keliaukim toliau. Ir operacija, tai, ta prasme, tai yra genocidas, tai nėra operacija, o jeigu jau... Genocidas yra didžiulė operacija. Ir mes žinom, kas naudoja specialiosios operacijos terminą. Tai pasidarykime išvadas. Analogų su Rusija dar bus. Dabar sulygini Rusiją su Izraeliu. Tai pala. Tomai, tu čia bėgi įvykiams už akių dabar, žinok, palauk. Ok, paliekam. Taip. Yra portalas, jis sukasi aplink profsąjungas. Pagaliau kažkas pavadino portalo, ne tinklaraščiu. Ačiū tau, Rimvydai. Ir ten yra nuolat kovojama dėl Palestinos, bet dėl Ukrainos ten nekovojama. O galim surinkti iškarpas visų ten straipsnių rašytų ir... Uždėti. Galim, nežinau, pažiūrėsim, padarysim. Bet man, pavyzdžiui, aš galiu sutikti, kad nėra tiek daug. Aš nežinau, per tuos 3 metus ir daugiau... Tai paliekam. Ai, tai tiek to tada. Ne, iš tikro, tai aš nežinau, ten kokie iki 10 turbūt straipsnių yra, bet čia daugiau bus apie tai kalbos, bet iš karto gal reiktų pasakyti, ką mes dar galim naujo jum pasakyti apie Ukrainą. Aš tiesiog nežinau, mes kiekvieną dieną girdim žinias ir jeigu jums atrodo, kad jeigu mes nekalbam, tai mums nerūpi, tai mes tiesiog nekalbam, nes mūsų resursai yra žiauriai maži, like, share, subscribe ir ten contribute ir taip toliau. Ir dėl tų mažų resursų mes kalbam apie temas, apie kurias kitos medijos nekalba arba kalba ne taip, kaip mes manom esant tinkama ir dėl to mes kalbam kitom temom. Ir iš tų mažų resursų, tai, aš nežinau, ką mes dar galim pridėti. Tai jūs esat redakcija, jau jūs daugiau pašnekate. Iš esmės, iš mūsų resursų nori tokio pat produkto, koks būtų LRT. Taip. Tai čia... Ir aš nežinau, jeigu taip asmeniškai kaltint kažką tai iš redkolegijos, kad čia kažkam nerūpi Ukraina, tai atsisukit patį, man atrodo, pirmą seriją, ar ne, Chat GPB, kur Tomas pasakojo, kaip jisai sureagavo į karo pradžią, kur, aš nežinau, mes daug kartų esam kalbėję apie tai. Tiesiog, ten yra daug valandų medžiagos ir reikės pažiūrėti. Ir mes to net, ta prasme, mes nekalbam, nerašom tekstų, nespausdinam tekstų apie tai, nes neturim resursų. Kita vertus, tai yra tiesiog in passing, mes taip prabėgom, tai paminim, nes yra visiems akivaizdu. Ta prasme, čia nėra ką kalbėti. Čia tiesiog, Atsiprašau, Rokai. Irgi toksai gal,
nes aš nežinau, kiek tas, tik tai pasakymas, kad nėra resursų, nes mes kažkam tai tuos resursus skiriame, tai bet čia turbūt yra apie prioritetus. Ir kad Lietuvoje kalbėjimas apie Ukrainą tam tikrą prasme yra preaching to the choir. Tai jeigu mes norime tiesiog dar pakalbėti ir save per petį patapšnoti, tai yra ok, bet mes matome, kad yra naratyvų, kurias reikia counterinti. Ir pagrindė tai yra apie Palestiną, nes Lietuvoje iš tiesų labai mažai. Kas kritiškai iš tiesų kalba apie Izraelio veiksmus ir nusikaltimus, tai čia yra tas dalykas, bet negana to. Tai mes čia dabar esame festivalyje. Praeidinėdama mačiau pakabintą Ukrainos vėliavą. Yra, kaip sakyt, Putino nuotrauka šalia šiukšliadėžės. Dabar aiškiai įvardinant, kokia yra pozicija. Kombinatas metai prieš tai ir metai dar prieš tai organizavo diskusijas, kur mes buvom pasikvietę iš Ukrainos aktyvistės, kurios dalinosi savo patirtimis. Tai nereikia toli googlinti ir labai stipriai pasistengti, kad greitai pamatytume, kad tai yra tiesiog netiesa. Tai, kas buvo pasakyta, yra tiesiog netiesa. Ir šiaip tai, bet kažką apie Ukrainą tai sakėm, tai gal pasikelk ir irgi pažiūrėk, ką sakėm, nes ir ukrainiečių tekstų yra nemažai spausdinta ir Ukrainos aktyvistų, ir ten yra, pavyzdžiui, kaip ten vienas buvo, esu Ukrainos leftistas, einu kariauti už Ukrainą, kodėl tai darau, iš kurio beje dar nemažai, už kurį dar nemažai kritikos gavom iš daug ko, kad čia neva militarizmo kurstymas ir ten taip toliau. Tai net ir, ką žinau, oi, su ta Ukraina ir kairė, tai toks atrodo, kad daryk, jeigu darai, tai darai negerai ir vis tiek bus negerai. Ir šiais metais kombinate yra ukrainietis, kuris kalba ne tik apie humanitarinius padarinius Ukrainoje, bet ir ekologinę katastrofą, kurią karas irgi kuria. Ir iš esmės tai mes su šitu kaltinimu susiduriam beveik visą savo aktyvų gyvenimą ir dar prieš pilną masto invaziją į Ukrainą. Čia yra tiesiog ta lengva korta kaltinti aktyvius žmonės arba kairiųjų pažiūrų žmonės sąsajom su Rusija. 5 kolona ir taip toliau. Čia yra 6 dabar. Tai labai žemai kabantis vėl obuolys, kaltinti nepasitikrinus, ir jeigu pasižiūrėsit, irgi ir gegužės 1 profesinė sąjunga prisidėjo ir prie konvojų humanitariniai pagalbai Ukrainoje, bendradarbiaujam su Ukrainos profsąjungom ir Ukrainiečių padalinys yra. Yra ukrainiečių padalinys. Šiaip tai man dėl šito tai skauda. Ir asmeniškai skauda. Pati atsimenu karo pradžią. Tuo metu buvau Stokholme su draugu ukrainiečiu, kada prasidėjo visa invazija. Kitą dieną grįžus į Lietuvą, pirmiausiai puoliau į protestą dalyvauti. Ir šitas kaltinimas yra tiesiog šlykštus. Labai šlykštus. Ir čia taip žema yra, kad... Jo, taukiai. Nepriimtina. Tai čia mes šitą argumentą įvertinam vienetų iš 10, nes man atrodo visais manomais lygmenimis yra tiesiog neteisinga. Pirma, tai yra netiesa, tai nemeluok, Rimvydai. Vien GPB turi pilną kontentą apie Ukrainą ir yra tiesa, kad ką puikiai Rimvydas žino, tai kad čia beveik visi priklauso ir gegužės 1 profesiniai sąjungai ir eina į protestus. Per kiekvieną Palestinos protestą būna ir Ukrainos vėliavų, ir visos skanduotės, kurios yra apie Palestinos laisvę, būna visą laiką tuomet eilutė ir apie Ukrainos laisvę. From Ukraine to Palestine, occupation is a crime. Tai būna per kiekvieną protestą. Ta pati norėjau sakyti dėl Gipso pačios veiklos, man atrodo, ženkliai prisideda prie ukrainiečių, ypač šičia jų pragyvenimo sąlygų. Negalima tiesiog, kad užsidedi, ten Facebook'e banerį geltoną į mėlyną, nusinti ten, porą šimtų šaibų ir nuperki ten droną kokį, čia viskas jau to užtenka ukrainiečiam. Ne, jie atvaro, jeigu šičia. Ir jeigu mes labai solidarizuojamės, tai turim dar ir suprast, kad jų sąlygos šičia irgi yra svarbu. Ir kai jiem nėra mokamas algos, ką mes dažnai girdim Gipse, ateina ukrainiečiai su tragiškom darbo sąlygom, be darbo kontraktų, Pieno vyšnę prisiminam irgi situaciją, kas ten vyko, ne. Tai man atrodo yra labai apčiuopiama ir tiesiog jaučiama nauda ukrainiečiams, ką mes visą laiką ir darėm. Tai ir galiausiai, jeigu niekas nieko nesakytų ir jeigu mūsų valdžia su Rusija bendradarbiautų, man atrodo, GPB belekiek šnekėtų tik tai apie Ukrainą. Bet taip nėra, yra atvirkščiai. O
tas kitas variantas vyksta su Izraeliu. Aš gal čia truputį paaiškinsiu, kodėl mes, ta prasme, Rimvydas Valatka kalba apie GPB, o kodėl mes minim, kas vyksta kombinate, kodėl mes pasakojam, ką daro gipsas. Tai dėl to, kad iš esmės labai persidengia žmonės. Idėjiškai dėl, tokį platesnių teptukų galima sakyti, kad dėl pagrindinių dalykų sutinka žmonės, kurie organizuoja kombinatą, žmonės, kurie veža GPB ir žmonės, kurie dalyvauja gipso veikloje. Tai dėl to ta prasme, tai yra nemažai žmonių. Va, Tomas dabar nebėra. Nesakyk, nes tada paaiškės, kad mes čia, žinai, šešiese viską darom. Ne, yra daugiau žmonių, bet, Tomas iš Red kolegijos pasitraukė per darbų kiekį, bet jisai, pavyzdžiui, vis dar yra asociacijos pirmininkas GPB. Kaip įstaigos. Lyderis. Jo, ir tiesiog tai yra daug tų pačių žmonių ir jeigu, sakykime, jie nedalyvauja aktyviai GPB veikloje, tai jie tikėtina, kad tie žmonės, kurie yra kombinate arba jį organizuoja, veikia gipse, jie, pavyzdžiui, remia GPB veiklą, ir visai atvirkščiai. Tai dėl to čia mes apie tai kalbam. Čia tiesiog skirtingi formatai kairiosioms idėjams, diskutuoti, viešinti, susitikti, kalbėti. Tai yra profsąjunga, yra portalas, ar kaip teisingai sakyti reikia? Portalas, gerai. Ir yra festivalis. Tai tiesiog tai yra skirtingas funkcijas atliekantis formatai. Ir socialiniai centrai yra, visokie dalykai. Čia, žinokit, tos struktūros, oi. Čia galima nubražyti tokį tinklelį su raudonom linijom. Čia visiškai jau braižomas tas tinklelis, bet labai nemokšiškai. Labai prastai. Rimvydai, nusipirk tą kamštinę lentą, nuo to raudono siūlo, nuotraukėlės, normaliai susidėk, pavardės įsiaiškink. Centre Ruginienė. Centre Ruginienė šalia Motiejūnaitė. Su raudona suknelė. Man tai daug ką pasako. Čia ne apie Palestiną kalbam, Taip. Aš tik tai rodau. Toliau tas pats profsąjungietis Tomas Marcinkevičius baronas įsideda Šakalienę trolinantį tekstą. Kad kodėl nenusipirkus ginkluotės iš galingos Kimų šeimos. Čia kad iš Izraelio nepirk Kimų, taip. Ginklų. Mašalė irgi kritikuojama už galimą ginklų pirkimą iš Izraelio. Tai vienas dalykas, ar ne? Dabar. Čia apie labai šviežią tekstą, nežinau, savaitės senumo ar 2. Labai fainą tekstą. Jo, ir labai fainą, ir ten tokio gero sarkazmo, gero visko, nes, aš nežinau, ar redakcijos klausytojai rimtai pagalvoja, kad kažkokie kairieji Lietuvoje labai rimtų veidų, net ne kairieji, net ne GPB, dar čia tokią atskirtį padarykim iš tikrųjų, nes autoriai yra autoriai, tai nėra, bet rimtų veidų, davai perkam iš Šiaurės Korėjos. Ne, tai buvo tekstas, kuris tiesiog pabrėžė nesąmonę, kad mes perkam ginklus iš Izraelio. Tai buvo satyra iliustruojanti pointą. Taip, būtent, su pavyzdžiu. Turi sutirštinį, gauni humorą ir padarai felietoną. Ir manau, kad šito žanro. Šiaip Rimvydas, kaip man atrodo, kad čia visai jo žanras, tai jis turėtų suprasti, ką sakom. Ar jis čia specialiai nesupranta? Kaip tau atrodo? Kaip tau atrodo? Selektyvus humanizmas. Taip. Ta pati komunikacijos vadovė Pekonen Izraelį prilygina Rusijai kaip vienam poste, kaip agresoriai, ne? Sorry, bet gali galvoti apie Palestiną ir karą, ką nori, bet Izraelį prilyginti Rusijai tai yra Rusijos propagandos dalis, ne? Būkim biedni, bet teisingi. Toliau. Nes gali tai suveikti ir atvirkščiai. Vadinasi, ir Rusija yra kaip Izraelis. Gina save. Taip, kad rusų, reiškia... Ne, sustabdai. Šito paskutinio tai tikrai niekas nesako, Dovydai, bet šitas palyginimas prasidėjo ne iš gazofilų ir Palestinos mylėtojų pusės. Šitas palyginimas prasidėjo 23 metų spalį iš Izraelio balėjintojų pusės. Ir jisai prasidėjo taip, kad Izraelis yra Ukraina, o Hamas yra Rusija. Arba palestiniečiai yra Rusija. Va čia nuo to prasidėjo. Ir mes jau tada, galite atsisukti kasetės, jau tada iš karto sakėm, jeigu jūs norite lyginti, tai tada palyginimas yra kitoks. Kas yra okupuotieji, kas yra okupuojami, kas yra okupuojantys.
Ir čia visiškai, aš nežinau, kaip gali būti akivaizdžiau jūs prašaunat. Ta prasme, Tarptautinio teisingumo teismo įvertinta tai yra okupacija, tai yra nelegali okupacija, ne šiaip okupacija, o nelegali okupacija. Ir čia nėra jokios diskusijos. Tai, žodžiu, ne mes pradėjom šitą lyginimą ir tipo... Su tais lyginimais... Aš nelyginčiau. Šiaip, ta prasme, man nebūtų tokio argumento tipo sugalvojau ir aš dabar apie tai kalbu. Ne, todėl, kad ta pusė visą laiką pradeda lyginti. Ir ypatingai, pradžioj tai buvo ypatingai, nes dar viskas šviežia karšta buvo. Dabar jau apsiramino biškį. Taip, kad rusų kalbos mokyklose reikia, Palestina yra okei, Izraelis yra blogis. Net jeigu Izraelis yra padaręs blogų dalykų, ko... Dar vieną patikslinimą padarysiu apie tos lyginimus. Tai tokį palyginimą, kas yra kas, nedarytumėm, jeigu jūs, tie žmonės, nedarytumėt. Kita vertus, kada mes lyginam? Mes lyginam, kai kalbam apie Lietuvos ir vakarų Europos ir šiaip ES reakcijas į tada mes lyginam. Tad tokią palyginimą aš galėčiau pradėti. Ne kaip atsaką į palyginimą, bet aš galėčiau jį pradėti. Kaip jūs reaguojate į vieną okupaciją, kaip jūs reaguojate į vieną karinę invaziją ir kaip jūs reaguojate į kitą. Ir tada jūs pasakojate apie Izraelio teisę gintis, o aš jums pasakoju, kad Izraelis vykdo genocidą. Ir ta teisė gintis pasibaigė dar 23 metų spalį. Viskas, taškas. Paliekam. Blogų dalykų, ko aš neatmetu, ir daro blogų dalykų, tai nereiškia, kad Izraelis yra blogis. Ne? Taip. Tai toliau. GPP LT veikloje dalyvauja. Gerimas per brangus. Per brangus. Per sprangus. Ruginienės patarėja Seime Evelina Šilinytė. Kas ta Evelina? Pala. Galim paguglinti biškį? Paguglink jo. Nes mes vakar, čia kas matėm, tai nežinau, bandėm galvoti, gal kokį tekstą kada nors yra GPB parašęs, nes jau portalui gal beveik 10 metų. Tai gal kažkur, tai kažkas, bet man atrodo, kad čia tiesiog Rimvydas klaidą padaręs. Yra tekstų? Yra vienas tekstas. Apie ką? Blemba, GPB net neišmeta pirmam puslapį. Tai tada suprantu, kodėl taip sunku buvo Latkai ieškoti. Žodžiu, bet tai, situaciją dabar turim tokią, kad GPB, kaip jau gerai įvardinot, yra portalas, o ne kažkoks tinklaraštis tų pačių 5 žmonių. Tai tų autorių yra per tą laiką turbūt 3-ženklis skaičius. Ir kad kas nors, kur nors dabar kokią nors poziciją užima, tai aš nežinau, kaip čia susiję su mumis. Ar LRT autoriai visi, kurie pasipublikavo, yra kažkaip susiję su LRT ir tada piešiam paveiksliuką didelį. Čia ne prie ko. Ir net jeigu, kaip sakyti, autoriai yra publikuojami portale, tai ne visi redkolegiai galbūt tam ir pritarė visoms toms mintėms. Nes tai idėja ir nėra kažkokia tai, nežinau, viena mintiškumo čia dalintis, bet labai keista, kai yra tada vietoj to, kad matome, kad, kai mes dalinamės tekstais, nuomonių įvairovė, demokratija ir taip toliau, kažkaip tai tampa visų atsakomybė už tai, kas ten yra pasakyta. Čia man reiks net ne apie tai iš tiesų kalba. Ne, čia Evelina parašė tai, ko nemėgsta Valatka turbūt, arba kažkur ten rado pavardę ir Evelina yra dabar arti Ruginienės. Va, viskas. Patys pasidarom išvadas, akivaizdžiai, ar ne? Kas nors prieštaraus, tai perinam prie kitos temos. Blemba, čia reikės researchą padaryti, nes aš lyg manau, kad kažką gali būti, kad rašė vieną gal straipsnį kažkada, bet dabar sunku tiesą pasakius surasti. Aš nežinau, pas mus gal searchas... Nelabai veikia mūsų ten. Ten buvo apie Laisvosios rinkos institutą ir apie pašalpas. Tuoj. Va. Aš nežinau, gal paliekam, ta prasme, akivaizdu, kad jinai niekaip... Ne, čia net ne Evelina, čia Aušra.
Ne. Nu, tai mes nežinom, kas yra Evelina. Aš Tokia išvada. manau, ta prasme, Su esu pagarba. 90% tikras, kad nerašė nieko. Evelina Šilinytė. Nieko Žodžiu, nerašė. mes jos nepažįstam netgi, ta prasme, mes ne vienas nežinom, apie Šiaip ką tai kalba. aš turiu prisipažinti, aš esu girdėjęs šitą pavardę, nes jinai buvo šiaip visai gerą vieną projektą tiesiog teisminį parašius ir jinai prisidėjo dabar, man atrodo, prie streikų liberalizavimo projekto. Čia gali būti, kad meluoju, Rimvydas Nemeluok! Nemeluok! Bet jo, jin dabar, tipo, biurokratė. Bet vėlgi, aš vis dar neišgirdau, tai o kame čia blogai? Čia mes priėjome tos nemanau, kad Jinai išgirsim. GPB redkolegijos narė pasirodo. Ai, pagal aišku, Latą. Kažkaip čia veikia mūsų veikloje, aš nežinau. O tai čia gal supainiojo su Emilija Švabaitė? Aš taip. Bet koks Kada rimtas, Švabaitė buvo redkolegijoje? Niekada. jinai koks nebuvo yra rimtas redkolegijoj. tyrimas žmogus, kad tu turi po to narplioti ir galvoti, ką jis čia turėjo omeny, gal čia kažkoks kitas žmogus, kurį mes pažįstam? Tiesiog pasakė pavardę. Nu, gerai. Patys pasidarom O ką išvadas, toliau kokias sako? nori. Taip pat tekstus rašo Aušra Januškevičiūtė, Taip. kuri yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patarėja. Visa tai ateina su Ruginienė, ar ne? Augustė Dudutytė. Paminėta buvo. Bet ar galim dar toliau paklausyti, ką apie tai pasako, nes aš net nežinau, ką sureaguoti. Tiesiog, kad aš turiu vardą Nieko. pavardę, nes aš galiu pasidalinti kažką apie save. Vardas Žiūrėk, pavardė. dar šitas portalas yra prieš šauktinių kariuomenę. Galim Nu, tai sustabdyti. toks, va, O Tai kada? aš užpildysiu turbūt tą nepasakytą dalį, turbūt, kurią norėjau pasakyti, tai kad aš esu publikavusi tekstą GPB apie socialinį mobilumą. Čia buvo mano magistro darbo tema, labai kviečiu visus paskaityti, labai man patinka. Ir tada esu padariusi YouTube kanale video apie tai. Nu ir esu keliuose video irgi pasirodžiusi. Ir taip pat dirbu socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Taip, labai didelis kriminalas. Žmogus, kuriam rūpi socialinės temos, kuris yra kairiųjų pažiūrų, kuris ilgą laiką dirba, vat, ir Lietuvos karite dirbau, ir ten Lietuvos žmogaus teisų centre, kad pasirinkau dirbti toje ministerijoje, kuri dirba su socialiniais reikalais. Ir taip pat man neužtenka, nes aš tokia, sakyt, biški pirmūnė, tai dar noriu tada ir ant viršaus dar ir po darbo užsimti veiklą, rašyti straipsnius, Facebooko postus ir taip toliau, taip toliau. Tai, nu, aš nežinau, atsiprašau, žinau, girdėjau, kad pastaruoju metu už ambiciją baudžia, tai galbūt kalta dėl to esu, bet šiaip tai nežinau, net nežinau, už ką čia reikia pasiteisinti. Tai lauksiu. Rimvydas Valatka. Wow. Jau kažką Išvadas patys tikriausiai pasidarykit. daro. Kažką ten palauk. O kas po Dudutytės? Kažką Apie pasakė? šauktinius, jo. Ai, Apie aš apie šauktinius. šauktinius. Jo, jo. Pasakyk. Taip, mes organizavome protestą, bet tai nebuvo protestas prieš šauktinių kariuomenę, tai buvo protestas prieš loteriją. Loterijos būdu parenkamus šauktinius. Ten buvo irgi vėl namų darbų nepasidaryta. Bet čia buvo 2018? Oi ne, 15. 15. Tai čia buvo 2015. Tai per 10 metų, tiesą pasakius, man atrodo, gal ir redkolegijai dabar ne iki galo sutartume, ar esame už ar prieš šauktinių kariuomenę. Aš galvoju, kad čia, žinok, buvo ne apie protestus, o galbūt buvo kur nors koks nors Ai, tekstas ar Kristikaitis. postas. Nu, Buvo Roberto Kristikaičio tekstas, kuriame jis ten apie tai, kaip mes Taip. nustojame jaudintis ir pradėjome mylėti kariuomenę. kuris redkolegijoje sukėlė klausimų. Tas tekstas. Taip. Tai, nu, ta prasme. O 15 metais tai protestai buvo, čia dar GPB neveikė apskritai kaip Ai, taip, portalas. teisingai. Ir ten buvo daug priežasčių, bet irgi viena pagrindinių tai buvo apie, kaip sakėjai, apie loteriją, bet kita buvo apie tai, kaip greitai buvo priimti sprendimai, kad reikia šauktinių kariuomenės, kaip nebuvo argumentų tam, kad reikia, nu tiesiog buvo kvaili argumentai, bet čia nežinau, nesiplėsim dabar, bet buvo kiti dalykai. Ir jau tada mes sakėm, kad jeigu ne visi, irgi yra nuomonių įvairovė, bet daug kas kalbėjom apie tai, kad jeigu idėja yra turėti visuotinį šaukimą ir jeigu idėja yra po 10 metų turėti tokią kariuomenę, kokias turi Suomija arba Estija, mes tada argumentų turim daug mažiau ir jie yra visai kiti ir tada sutinkam, bet tuo metu buvo meluojama ir tai buvo akivaizdu, kad meluojama, kad tai bus 5 metam ir kad po 5 metų mes turėsim 18 tūkstančių 9 mėnesius pasimokiusių kareivukų. Ir tai atrodė ypatingai kvailai, todėl kad, nu, aš nežinau, ką reiškia 18 tūkstančių kareivių, kalbant apie Rusiją. Tai, nu,
ta prasme. Tai žodžiu, buvo daug visokių ten tokių niuansų, bet... Aš dabar pagalvojau, kad tai kokia yra GPB redkolegijos politika. Mes po visais tekstais pasirašom 100% ir esam jų visų bendraautoriai, ar mes... Taip atrodo, nu. Taip atrodo? Taip iš išorės atrodo, aš nežinau. Nu, nes šiaip tai yra visą laiką tas, žinai, gal reiktų, neuždėjom niekada tos eilutės, kad ten portalas nebūtinai sutinka su autoriaus nuomonė, bet net ir toje kairėje, kuri čia gal gali pasirodyti labai radikali, nu, nėra Stalino ir tų nuomonių būna įvairiausių. Tai, nu, žodžiu, šiaip tai tas tekstas, tiesą pasakius, argumentacijos prasme buvo labai neblogas. Aš sakyčiau, kad čia jeigu kalbam apie tekstus, kurių trūksta ir apie tai, kad esam pasiruošę publikuoti būtent tokius tekstus, kurių trūksta dabar Lietuvos viešoje erdvėje, tai aš manau, kad Roberto tekstas buvo drąsus šiems laikams ir nereiktų apsimesti, kad visi sutinkame su militarizacija ar kad visi mylime kariuomenę, galbūt kam nors tai yra kaip neišvengiamybė, gal kažkam tai atrodo kaip nemalonumas, kurį tenka priimti dabartinėje situacijoje, kažkam gali pasirodyti, kad tai gal ir visai nereikalinga. Taip. Tai mes ir toliau ketinam atstovauti toms nuomonėms, kurios visuomenėje mažiau girdimos. Ir aš dar pridėčiau, kad, žinai, priežasčių, dėl kurių tu prieštarauji prieš kažkokį kariuomenės stiprinimą ar kažką gali būti įvairių. Taip, tai argumentus paskaityk, Rimvydai. Ir jiem turbūt aš taip spėju, kad, nu, Rimvydui, čia plačiai kalbant iš mažosios raidės visiems Rimvydam, atrodo, kad jeigu tu kažką pasakai tokio, kaip buvo tam tekste, tai tu esi tas pats, kas ir tada jau ten visos tos 5, 6, 8 kolonos, jau čia šitie vatnikai, čia laukia rusą, dar kad, nu, tipo, nu, kažkoks toksai jam. Padeda į stalčių. Tipo, niekas neskaito, kas yra autorius ar autorė GPB, bet koks tekstas pasirodo, tai yra GPB nuomonė, vienas dalykas, ir tada padeda į stalčių. Vatnikai, tipo, nu, kažkas tokio, žinai. Nesvarbu, ką mes ten apie Ukrainą kalbam, niekada. Tai kokias, žinai, bulvės, šitas pašarui, o šitas valgymui. Tai šitas pašarui. Ir padeda kartu ten su visu tuo kažkokiu tai kitokiu užribiu, negu mes esam. O vietoj to mes bandom atkreipti dėmesį galbūt arba, kaip sakai, pasakyti, kad yra ir ta niša, ta visuomenės dalis, kuri yra patriotiškai, lietuviškai nusteikus, bet galbūt jai nėra okei, kad gal yra ta visuomenės dalis, kuri nėra patriotiškai nusiteikusi. Ir kad kiekvienoje visuomenėje ta dalis bus ir gal ją irgi reikia įsiklausyti. Tai... nes kai jos negirdi, tai jinai daug lengviau dreifuoja ten, kur jom yra smagiau. Ten, kur nepatik. Kažkas kitas tą išnaudoja po to. Taip. Ok, Berktiniai, judam toliau. Pokšte, ar ne? Ir visa tai, kaip čia pasakyti, į ministeriją ateina su Ruginienė. Dabar visa šita publika... Tai tiesiog Ruginienė į ministeriją kada atėjo? Prieš 9 mėnesius. Lapkritį. Prieš 9 mėnesius. Aš atėjau į ministeriją per Kurk Lietuvai projektą 22 metais. Per vieną Kurk Lietuvai projektą, paskui per kitą Kurk Lietuvai, iš pradžių jaunimo reikalų agentūrą ir tada toliau. Tai tiesiog, kadangi buvo paminėti keli vardai, noriu pasakyti, kad... Kad tu seniau negu Ruginienė. Nu, aš esu biškas seniau. Ruginienė paskui tave atėjo, iš tikrųjų. Pala, bet jeigu mes ten atsiradom prie konservų dar, tai ar konservai yra GPB? Oh my god! Tai mes nesame. Net neantartininkim šitos minties geriau. Bet viskas, visi taip vaima ir ateina. Parašai, blet, koks trumpas kelias iki valdžios aukščiausios. Parašai GPB tekstą ir tu jau su Ruginienė ministerijai. Kam aš ten studijavau Londone? Jo. Visai Lietuva mėtėsi ten man 20 000 ant studijų, pasirodo galėjau tiesiog per GPB parašyti ir tiesiai kelias. Hebra, rašykit GPB. Elevatorius. Šiaip tai net jeigu ir paremsit, gal mes kažkaip jūs suvesim su Ruginienė. 50 euriukų į Contribui. Ir einat, toli eis. Pažiūrėsim. Galima prisipažinti, kad čia dauguma į Ruginienę vardu kreipiasi, turbūt. Tai mes labai arti čia esame. Jo, oi, su Inga, žinokit, ten iš karto varkės eina. Aš tai kreipiuosi lyderę. Žodžiu, man kartais, žinai, tas yra, kur būna, kad dešinieji įsivaizduoja, kad kairieji yra įtakingesni, negu jie yra. Tai man atrodo, čia tas momentas, kur tipo, jau mes ten, žinai, tik tai Ingute šitą.
Gal čia dar reiktų paminėti, nes pastarojoje serijoje mūsų, jeigu pažiūrėsit biškiuką atgal, pastarajam video, ar ne? Ne, pastarasis buvo protestas. Vienas prieš tai, paskutiniai čia GPB serijoje, tokioj normalioj, kur sėdėjo 3 žmonės, tai vienas iš tų žmonių buvo Jurgis Valiukevičius ir jisai yra patarėjas Ruginienės kaip Seimo narės. Tai, bet, Valatkai nepavyko ten normaliai to researcho padaryti per vakarą, tai rado Šilinytę, bet nerado Valiukevičiaus. Jurgi, pasisteng biškį. Dieve, Jurgis tiek visko daro ir net Valatka neranda. Dievuliu. Bet tu čia, Rokai, irgi prasitarei biškį, Ką? Aš kažką sakiau. kad dirbi. Kur tu dirbi? Baigiai. Valstybės naudai. Niekad, baigi, tu niekad nesudirbė. Į Roko nepaminėjau. Įrodykit, kad dirbau. Bet jo, aš taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje kartu su konservais atėjau per Kurklietų ir dabar esu vyriausiasis patarėjas. Kieno? Tai ir šiaip buvo paskleisti gandai ministerijoje, kad aš tipo Ruginienės ten kas... Giminaitis kažkoksai tai. Kad su keistu švarku vaikštai, ne, keistom kelnėm. Ir senelio skolintų švarku ir su tipo šlikščiom kelnėm ir dar Ruginienės, tipo, žinai, giminaitis kažkoksai tai. O tai čia tiesa ar netiesa? Aš norėčiau, kad tai būtų tiesa. Dažniau susitiktume, jie dar daugiau galės. Bet jo, ne. Tai va, išsidaviau. Ir dar irgi toks komentaras, kad šiaip tai, jeigu čia, bandoma pasakyti, kad su Ruginienė čia atėjo kažkokia tai banga leftistų ir taip toliau, tai vien jau galima pasižiūrėti jos viceministrų kabinetą, kuris yra visiškai nepartinis. Ir tik tai viena iš viceministrių yra iš Socdemų partijos. Tai visiškai buvo rinktasi pagal kvalifikacijas, kompetencijas, darbą tose sritise ir taip toliau. Tai irgi toks kažkaip tai, tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad dažnu atveju tiesiog pasiema irgi savo hebrą, o čia mes matome visai kitokį pavyzdį. Premjeras turi didesnį stafą negu ministerija, negu ministrė. Visa šita publika ateis ir dar daugiau jos ateis į vyriausybę. Ir iš esmės mes turime, kaip mes vis dar įsivaizduojam, kaip mes, ar ne, tie, kurie kritikuoja šitą koaliciją, šitą vyriausybę, šitą partiją, bet tie žmonės vis dar įsivaizduoja, kad socialdemokratų partija yra tokia centro kairės partija. Tradicinė partija. Tradicinė partija. Realiai šitą partiją įgyja marginalinių ultra kairiųjų bruožų. Ir, kaip... Oi, Rimvidai, tavo balsas Dievui į ausį, kaip aš norėčiau, kaip kairysis. Socdemai yra visiška centro kairė ir net labiau į centrą negu į kairę, jeigu taip imtum pagal normalų politinį kompasą. Iki Ruginienės gal net centro dešinėje dažniau. Ta prasme, pagal jų visas kiek, nežinau kaip čia dabar bus su partnerystė ar dar kažką, ta prasme, kur yra šita socialinė politika, kuri labiau ten, nežinau, apie tapatybę arba apie socialinę darną, tai dažnai ir labai konservatyvi partija. Tai jeigu tu nori dabar lyginti su D-Linke, tai arba D-Linke reikia labai atsičilinti. Labai atsičilinti ir nustot trolint, arba socdemam reikia labai pakairėti. Čia ir yra tokia esmė, kad dėja Rimvidai, bet ne, tu labai gerai nori. Aš taip norėčiau, bet taip nebus. Ir šitas labai išlenda, atsimenat tuos visus pasakymus apie tai, kaip Lietuvai reikia normalios kairės. Socialdemokratams reikia daugiau socialdemokratiškumo ir taip toliau. Ir ateina žmogus su vizija, su ambicija, turinti patirties buvime tarp žmonių ir su žmonėm. Ir tada iš karto yra puolama, kur vertybinis stuburas yra vietoje ir pagaliau mes turim pirmą kartą žmogų, turinti galimybę užimti tokias aukštas pareigas ir iš karto yra kertamos kojos. Žiauriai, ta prasme, jūs nenorit kairės. Nustokit apsimetinėt, kad jums reikia kairės. Kaip prašiau, tai bent jau pagaliau pasakykit, kad ko jūs čia kimbat prie ten Ruginienės, prie dar kažko, pagaliau pasakykit, kad tiesiog nenorit socdemų,
kad nenorit apskritai jokios kairės valdžioje ir kad apskritai norėtumėt, kad bet kokia nors kairumo užuogaida turinti partija išsiskirstytų ir kad jūs tiesiog norit dešinės valdžioje. Ir tai bus, tiesą pasakius, daug atviriau ir daug bus įmanoma su jumis normaliau diskutuoti, nes dabar atrodo, kad šiknoje ieško atsliekų, kai galėtumėm normaliai tiesiog pasakyti, nu gerai, nesutariam, vat, iš esmės. Nes dabar, Dieve šventas, nebrandu. Ir šiaip čia kokie minties šuoliai vyksta, norėčiau atkreipti dėmesį. Papasakoja apie GPB. Atsiprašau, GPP. Pekonen. Ir tada sako, žiūrėkit, kaip socialdemokratai pavažiavo į kairę. Kiek iš GPB, visų pirma, kiek iš tų paminėtų žmonių yra socialdemokratų partijoje, tai čia vienas klausimas. Kiek iš GPB yra socialdemokratų partijoje, Jurgis yra žalių partija, jeigu aš neklystu. Taip, žalių partija. Kiek iš GPB balsavo, bent jau už socdemus. Čia dar kitas klausimas. Tai čia iš vienos pusės, kad mes, kaip žmonės, kurie nepriklauso šitai partijai, arba, nežinau, kai kurie gal priklauso, kai kurie nepriklauso, bet žodžiu, iš tų išvardintų žmonių, tai iš vis nežinau kiek, kad socdemus traukiam labiau į kairę, bet tada taip pat mus kaltina, kad mes kritikuojam socdemų ministrę Šakalienę ir tada, kad, žiūrėkit, jie kritikuoja socdemus. Tai kur? Tai ar mes tempiam, ar mes esam, mūsų portalėlis su 2000 eurų per mėnesį išleidžiamais. Už 1200 kažkur per mėnesį prasiverčiam ir mes sugebam didžiausią Lietuvos partiją šiuo metu tysti į kairę. Bliaut kaip varom. Crazy. Ta prasme, aukokit dar daugiau ir mes jau kaitysim, tai vyriausybę, į Seimą, paštą, telegrafą. Pasakyti, aš esu žurnalistas, aš apmastau, kiek galėtum dažniau prisiminti, kad esi žurnalistas. Gebėjimai būti. Ir aš keliu klausimą, o jeigu tai yra neatsitiktinumas, o procesas, kuris yra toli paėjęs jau, tai kas bus toliau? Turbūt, vėlgi aš grįšiu prie to savo... Galima. Aš kaip žurnalistas, aš tik tai keliu klausimą. Žurnalisto darbas yra rasti atsakymus. Tai visai išsikėlė į klausimą, tai dabar rask atsakymus. Tu, Rimvydai, tų atsakymų neturi. Tu keli klausimą taip pat kaip propagandos ar ten konspiracijos teorijų koks nors šalininkas, kuris, aš tik keliu klausimą. O jeigu mėnulis nėra iš tikrųjų tikras? O jeigu paukščiai yra tiesiog vyriausybės pasiųsti mūsų šnipinėti? Aš tik tai keliu klausimą. Aš čia vakar pasigūglinau ir nemažai žmonių iš tikrųjų su manim ir sutinka, tai aš keliu klausimą. Tai, Rimvydai, aš kaip žurnalistas, ką tu sakai? Tu visiškai elgiesi ne kaip žurnalistas, tu elgiesi kaip žemiausio lygio visuomenės nuomonės formuotojas. Tu, jeigu dar pasiūlytum papildukų nusipirkti, tai būtų pilnas komplektas. Su akcija Rimvydas 20. Nes galbūt čia neatsitiktinumas. Tai tu, jeigu žurnalistas, tu aiškinkis, ar čia atsitiktinumas ar neatsitiktinumas. Ta prasme, ar tu ką dabar kitiem čia dabar pradėsi tyrimą? Jeigu pradėsi tyrimą, tai pirmin tyrkit. Bet kokia konspiracijos teorija, gal čia nešviežia, gal čia dabar ne šiaip savo atsitiko. Čia jau, žinokit, yra viskas suplanuota. Čia GPB padėjo Ruginieniai tapti. Ruginienė buvo vienoj serijoje nusifilmavo ir dar vienam video apie pensijų fondus, kur išsakė savo nuomonę. Ir tai padėjo jai tapti, galbūt tapti ministrė. Tas 1200 peržiūrų, žinai, taip suveikė. Jo. Ir dabar jinai tapo ministrė ir dabar galbūt taps premjerė. Ir čia viskas yra iš apačios, mes gaunam dar iš kitur pinigų. Jo. Ir jinai taps premjerė ir dabar mes nutemsim visą Lietuvą į komunizmą, nežinau, nesismulkinkit. O kas dar komuniškiau negu komunizmas, nes jau kai tempsim. O šiaip tai atvirkščiai, mūsų ratose, kiek mes kalbėjom apie šitą atsitiktinumą, būtent man atrodo, kad vienas svarbiausių momentų čia yra, kad tai buvo atsitiktinumas ir kad istorija šiaip nėra deterministiška ir kad atsitiktinumai yra tokie dalykai, kurie visoje žmonijos istorijoje nutinka ir jie staiga pakreipia kažką. Jeigu ką, tai aš norėčiau pasakyti, kad Ruginienė, jeigu ką, labiausiai į valdžią atvedė ne GPB, o patys dešinieji.
nes puolimas prieš socialdemokratų partiją buvo toks stiprus, kad reikėjo išsirinkti žmogų, kuris neturėtų spintoje skeletų ir Inga šičia puikiai tiko. Tai čia, žinai, yra tas anekdotas apie Picasso, kur šitas kažkoks nacis priėjo prie Picasso ir sako, parodo į Gerniką ir sako, kodėl šitą padarėjai, o Picasso sako, tai bet jūs šitą padarėt. tai čia yra toks tipo, tiesą pasakius, ko norėjot, tą šiuo metu ir gaunat. Norėjot žmogaus skaidraus, be skeletų spintoje, norėjot pagaliau tos kažkokios kitokios ten vertybinės politikos, pirmyn, bet ne, pasirodo GPB čia viską sugalvojo. Gerai. Aš norėčiau, kad GPB turėtų tokią įtaką, kad galėtų mobilizuoti bet tai daug darbo. Taip toliau. Ir, bet mums čia dešinieji padeda. Jo. Irgi. Bet dar yra kur aspiruoti. Kaip vienas internautas sakė, čia tokiam dalykui reikia 9 ryto atsikelto, mes čia tie kairieji liurbiai tai nesugebam. Teisingai, aš keliuosi 11-12 ir tikrai nenoriu. Oi. Aš čia kažką prasukau netyčia, bet gal nėra labai svarbu tai. Turbūt, vėlgi aš sugrįšiu prie to savo tezės, reaguodamas į pirmąjį tavo pasakymą apie, kad tai skamba kaip, nežinau, Prancūzijos ar tos pačios Vokietijos kairė. Kai skamba kaip vakarų Europos kairės partija. Tai yra visos tos pačios temos, kurios vakarų Europos kairiai ir rūpi. Tai man atrodo, kad čia taip būtų galima ir taip atsakyti. Bet tai kairiai rūpi, kad Rusija nepralaimėtų, kad Ukraina gautų į skudurus ir kad mums visiems būtų blogai. Tai gal nesiplečiam, bet, ta prasme. Rimvydai. Tai tu jau ne tik žurnalistas, bet ir politologas pasirodo. O Jezu, gerai. Net nepykstame, tiesiog nusivylę. Taip. Rimvydai, nes mes žinom, kad jūs galite geriau. Galima, kadangi mano vardas buvo paminėtas, tiesiog dar noriu šiek tiek pamilkinti šitą. Kaip sakyt, kam tokia bloga šlovė, kaip sakė Andžėjus iš Dzūkų gatvės. Bet ką norėjau pasakyti, galima šiek tiek, pavyzdžiui, pas mane Facebook'e paskrolint, nueiti į apčią ir pamatysite, kad dar, kai studijavau užsienyje, mes su draugais organizavom iš viso akciją, kur bandėme, mes galim būti kritiški tarp kitko ir kairiai, kur bandėme counterinti ir dekonstruoti vakarų kairės naratyvus, kurie nepritarė Ukrainos gynybai prieš Rusiją. Tai nereikia net daug pasigilinti, kad pamatytumėte, labai aiškias pozicijas tų žmonių, kurias jūs kolautinat, o ir GPB bendrai. Bet labai conveniently tas selektyvus ar nežinojimas čia buvo pritaikytas, pasirenkama vienas dalykas. Tik tai tiek pasižiūrima, kiek patogu sudėlioti tokius akcentus, kokius norisi, viską pašyti juodai baltai. Ir man tai atrodo dar negana to, kad, kažkokia tai asmeninė reputacijos žala, tai sakykime, nesvarbu, bet kad man tai atrodo labai neatsakinga. Ir ypač dabartiniais laikais, kai, kaip sakyt, visuomenės toksai, sanglauda ir vienybė yra labai svarbi, tokius be rimto jokio pagrindo sėti abejonės ir kažkokias tai, net ne tai, kad kritika, bet tokį skaldymą, kad mūsų tarpe yra šitie priešai ir jie nori, kad Rusija laimėtų be jokio pagrindo. Nepasižiūrėjus jokios informacijos, tai man tai tiesiog atrodo tik tai naudingiau prorusiškoms jėgoms, kai mes savo tarpe be jokio pagrindo rodome pirštus vieni kitus, bet to, kad iš tiesų savo energiją sukauptume ties tuo, kas yra tikrai svarbu. GPB šitas yra straipsnis, kur 10 argumentų vakarų leftistams apie Ukrainą, tai siūlau Rimvydui pasiskaityti ten. Jo, ir straipsnis ukrainietas, ar ne? Filosofas, mes tos pačius vakarų leftistus, kadangi mes jau čia dabar formuojam naują tą ateinančią kairę Surginienę, tai mes, žinokit, esam labai kritiški tai vakarų kairės daliai, tik tai daliai, kuri yra už Rusiją ir prieš Ukrainą. Šita dalis tikrai egzistuoja, bet kokių tik čiudakų pasaulyje nebūna. Ta prasme, ir ten galima imti, šiaip čia galima rašyti visus tyrimus, kodėl tas susiformuoja ir ten daug kas įsivaizduoja, kad gal Amerika yra vienintelė imperija, kuri pasaulyje gali būti imperija ir kad vis tiek reikia privesti iki Amerikos. Ten visokių durnyščių yra.
Mes tas durnystės pasiruošę taip pat kritikuoti ir kritikuojam nuolatos. Tai Aš tik gal pridėsiu, kad šiaip tais, jeigu plačiau žiūrim, tai būtent kraštutinė dešinė šiaip tais instituciškai 100 kartų daugiau saitų turi su Rusija, ta pati su Meloni buvo, su Le Pen, ne, kiek skandalų, tai kraštutinė dešinė šį čia 100 kartų labiau sustepus. Ir aš nemanau, kad Valatka ant Kasčiūno darys panašų tokį tipo takedowną žiaur. Greitas off-topic klausimas. Mes žinom, ar Rimvydas tiki į Dievą? Jis religingas žmogus? Jis sakė, kad jis darė šitą tyrimą pagal Dievo jiems sutiktas galimybės. Kiek įgimto turi talento, žinai. Aš norėčiau jam priminti vieną labai svarbų Dievo įsakymą. Nesakyk netieso! Nes kiek galima, atsibola jau biškį. Ačiū Danieliau, beje, čia mes įdėsim. Vokietijos kairiai tai rūpi. Taip istorijus. Tai Vokietijos, žiūrint, ką tu laikai Vokietijos kairę, jeigu apie Prancūzijos kokį Melanchoną ar Melantoną kalbė, tai taip, bet Vokietijos socialdemokratai tokie nėra, jau nėra, ar ne? Ten irgi yra grupelėmis. Bet partijos vyraujanti linija su Šolcu tikrai nebuvo tokia, ar ne? Bet jeigu kalbė apie Linkę, tai Linkė yra atvirai tokia. Tai vat, tu nebegali čia kalbėti. Nėra taip. Į Linkę galima ten, man atrodo, gal kritikuoti, jie dažnai kalba apie taiką ir bando tą taikos mentalitetą vystyti. Mums toliau į rytus Europoje gal kartais tas savotiškai pasirodo, tas mentalitetas. Aš nesakyčiau, kad vykstant karui diskutuoti apie taiką yra pats blogiausias variantas, bet Linkė irgi yra marga publika ir kiek girdėjau, ten labai greitai išaugo šitą partijos narių skaičius, tai ten tikrai bus visokių, bet aš tai šiaip galvoju, ką žinau apie Linkę ir galiu pasakyti, kad tikrai niekas nečilina už Rusiją tenai. Ta prasme, jeigu už ką nors iščilina, tai už taiką. Kaip tas taikos naratyvas, į ką jis paskui išvirsta ir ten taip toliau, čia yra atskiras klausimas, apie kurį būtų galima atskirą video sukti. Bet Augustas sakė, kaip mes už tai atsakingi, tai tikrai, jeigu kada nors išlys, pavyzdžiui, kad į Linkę yra remiama ten Rusijos pinigų, ar ten dar kažką, ten kažkokie povandeniniai vandenys, kurie įsivaizduojame yra po GPB ir link Ruginienės tekantis, tai jeigu ten iš tikro paaiškėtų, ta prasme, prie ko čia mes? Ne, kaip? Aš nežinau. Kaip būtų, ta prasme, jeigu paaiškėtų. Tai žinai, čia keli klausimai. Bet nes Linkė, jeigu remia Gipsą, Gipso lyderis sėdi čia, tai tada, ta prasme, jeigu ten yra Rusijos pinigų, tai čia būtų, man tai būtų didelis skandalas ir būtų... Tai tada šiaip paaiškėtų, tai būtų imasi veiksmų. Kaip sakė Nausėda, lėktų galvos. Ir Linkė irgi skilo ir atsirado kita partija Saros Wagenknecht, kuri yra prorusiška. Nebūtinai jie remia Rusiją, bet kas galėtų paneigti. Tai čia tiesiog nežinau, gal dar vienas faktas, kur reiktų namų darbus pasidaryti. Bet būtent man tai, aš kodėl, žinai, kuo mes už tai atsakingi, aš net vėl kalbu, kad atsakingi, todėl, kad nepadaryti dar vieni namų darbai. Pasiskaityk apie Linkę, pažiūrėk, ką jie sako. Vėlgi, nepykstam, esam tiesiog nusivylę. Taip. O mes žinom, per kiek metų Valatka bakalaurą baigė? Per vieną, sakai? Ne, manau, kad normaliai. Aš tik klausiu. Apie Europos kairę, kaip tokia, panašiai kaip buvo ir iki šaltojo karo pabaigos. Tu negalėjai kalbėti apie Europos kairę. Buvo socialdemokratų partijos, socialistų partijos ir buvo komunistų partijos. Komunistų partijos iširo, rūgo tie procesai ir iš to išrūgo daug. Tai vat, tu sakai, kad kairė nėra vienalytė. Ne. Jinai yra laipsniuotina. 7-2 lyčių. Kai tu kalbė apie kairę, tu kalbė apie europinę kairę, ar ne? Taip. Bet komunistai nebuvo europinė kairė. Taip. Kaip ir Linkė nėra europinė kairė, tai aš noriu pasakyti, kad LSDP daugmaž vaidina europinę kairę ir aš tau noriu pasakyti, kad yra tikimybė, kad LSDP nebėra europinė kairė. Gerai, Ji yra Linkės tipo, gravituoja į Linkę. Tai čia tiesiog nėra...
Čia nėra tiesa, ar ne? Turėsim, Marksas ir Engelsas vokiečiai buvo. Tai ten, iš kur dėlinkė irgi yra, ne? Tai ten kaip ir... O ne rusai? GPB redkolegijos nariai. Bet jūs įvertinkite teptuko dydį, ta prasme, įvertinkit, kaip galima šitai paišyti. Planetos dydžių. Nes aš suprantu, kad jis kalba apie, bandau spėti, kad kalba tą europinę kairę, tai čia šitą Euroleft, kad čia tam tikra kairės kaip pakraipa, šita progresyvi socialdemokratija, demokratinis socializmas, kažkas tokio, ir kad tada buvo komunistų partijos, kurios neva, tai čia vėl, ar jos nėra Europos dalis, aš sakyčiau, kad ji visiškai yra ir taip toliau, bet kad socdemai linksta į komunizmą. Mes ką tik kalbėjom, kad socdemai net nelabai kairėje daugeliu klausimų, ta prasme, kalbėjom apie centrą, kalbėjom centro dešinę, priklauso nuo sprendimo, ar ne, bet ir dabar Valatkos vaizdelėje jie net nenormali kairė, o jau komunistai. Čia kažkoks čia makartizmas, ta prasme, čia raganų medžioklė su varovais, ta prasme, rimtai ateinam vėl Makarčio laikai ir vėl sakysim, kad tu komunistas ir pasiaiškink, ar ne komunistas. O Rimvydas Valatka nebuvo komunistų partijos narys iki 90-ųjų. Mes tik keliam klausimus. Aš tik keliu klausimus. Ai, mes jo čia gal. Šiaip reiktų pasidomėti, jo. Padarysiu researchą. Jis nepriklausomybės akto signataras, man atrodo, yra, ne? Tai ten daug buvo komunistų partijos. Taip, tiesa. Bet jo, čia tai tiesiog klasikinis reakcionieriškas elgesys, ne, kad, prasme, galbūt turim potencialą, net neįvyko be LSDP dar jokie pokyčiai, turim potencialą, kad gal per tiek į kairę galbūt pasislinks, dar klausimas ar pavyks. Ir jau, tipo, čia, oh my god, jau gulagai, jau čia, tipo, revoliucija vyksta, čia jūs nepatikės. Bet tai gal ir slinksis, ką mes galim žinoti, bet tiesiog man keistas tas, ta minties, tas šuolis, kad, pasako, keletą straipsnių iš GPB ir tada daro išvadas apie LSDP. Jo, ir svarbiausia, kad, žinai, ta kritikuojanti pusė, they go both ways, nes iš kitos pusės, kieno statytinė yra Ruginienė. Tipo, jinai neturi galios ir kažkas tai pasodins ją tenai ir tada ją valdys, ne? Nes jinai partijoje labai trumpai, jinai nedalyvavo politikoje, kai kurie partiečiai pyksta dėl to ir taip toliau. Tipo, žinai, abudu dalykai. Rimvydas Valatka, visuotinė lietuvių enciklopedija. Politinė veikla. Lietuvos komunistų partijos narys. 1989-90 savarankiškosios Lietuvos komunistų partijos narys. Vatka netgi, sakyčiau, Rimvydas. Mes čia turim klausimų visokių, galime iškelti. Mes turim ir atsakymus jau. Pasidariau researchą. Greitą research. VLE.lt Apie Valotką. Apie Valotką, jo. Valatka buvo komunistų partijos narys, nu? Ar dar klausomės ten? Dar truputį. Per biškį. Jau užteks, ar ne? Tipo partija kaip Vokietijai. Jeigu Ruginienė sustiprint savo įtaką partijoje, kas dar nėra pažadėta, panašu iš to, kas kalbama užkulisiuose, iš pačių socialdemokratų, skirtingų socialdemokratų, kokie užkulisiuose politikos ateina signalai, nėra jie įsitikinę, kad Ruginienė bus patvirtinta premjerė kitą čia ar dar kažkurią savaitę, dėl to, kad ne visi ją palaiko, yra tokių veteranų socialdemokratų, kurie... Balsavimas yra atviras. Taip. Pažiūrėsim. Socialdemokratai sako, tokie jau, sakykime, pabuvę socialdemokratai, nebūtinai jau iš tos vyriausiosios kartos, kalba apie tai, kad žmogus, kuris kelis mėnesius tik tai partijoje, neturintis jokios patirties, galbūt skirti jį į premjerus yra ne visiškai teisinga, nesąžininga kitų bendrapartiečių atžvilgių, to paties Oleko atžvilgių. Ir taip toliau. Kur pacituok, kur tai buvo viešai pasakyta. Aš sakau, kad ne viešai, kad tai buvo užkulisiuose. Tai užkulisiuose ir liks. Taip kaip liko Oleko noras būti premjeru, taip ir šitai liks užkulisius. Dar priminsiu. Žinai, kiek Ruginienė gavo Vilniaus Naujininkų Rasų apygardoje kaip kandidatė į Seimą? Kiek jis surinko procentų? Ne. 8,62. 8%. Žmogus surinkęs 8 procentus balsų vienoje menkoje apygardoje, beje, tokioje kairesnėje apygardoje, užima 6 vietą su 8 procentais. Kairesnė apygarda. Čia dėl to, kad ten daug rusakalbių?
Nežinau, gal tiesiog balsuoja. Gali būti. Naujininkai. Darbo klasė. Ir įstatomas į premjerus. Jokioj europiniai kairės ar dešinės partijoje tai yra unbelievable, neįmanoma. Kodėl tas tapo įmanoma? Reiškia, partija entrizmo būdu yra pasikeitusi iš vidaus. Ne vienoje kairės ar dešinės partijoje, kad konservatorių partijoje amžinai tie, kurie turi labai žemus reitingus ir pralošia savo šitas apygardas, yra statomi į pirmininkus ir ten taip toliau. Ar ištarsi magišką pavardę? Nu tai taip, tas pats Landsbergis ir tas pats ir su tuo pačiu Kubilium, ta prasme, irgi buvo tas pats. Nepaisant jo žemą populiarumo, jį galiausiai siuntė į šalčininkus per rinkimus. Tai, Rimvydai, nemeluok. Nebėra jėgų. O čia dar ilgai žiūrėsim? Aš nebeatsimenu, ar ten dar kažkas yra. Aš tai manau, kad nėra. Galim paklausyti dar ir repinti. Gerai, čelinam. Dar triokstat kokį. Patrolinam dar biškį. Ruginienė nieko nesakė kairiajam rinkėjui, ta prasme, ji buvo NI. Nieko ypatingo, ar ne? Jos nerenka į Seimą, jų užima 6 vietą, bet partijai staigai tampa, bet partijai buvo įrašyta numeris 3. Gerai, Ir nukrito į 5 vietą, net pačioj partijai tai buvo nelabai suprasta, kodėl šito reikia. Aš pasiūlysiu kitokią visų įvykių versiją, dėl įdomumo. Vienas dalykas, gal vieną dalyką akcentuosiu, apie ką galvojau ateidamas čia. Man atrodo, kad aš nežinau, ar Ruginienė būtų gera premjerė ar bloga premjerė, apie šitai net nesvarstant apie šitai, nes jinai dar net nepaskirta ta premjerė. Man tokį atstumimą kelia mūsų to, ką Mykolas Katkus kažkada taikliai pavadino informacinis elitas. Tai yra to burbulo, kuris diskutuoja apie įvykius. Tas toksai išankstinis nusistatymas, dar žmogus net nepaskirtas. Jinai dar nieko nepadarė, bet jau yra blogai. Ir man atrodo, kad visą laiką, kalbant apie tai, jinai ten su rusišku akcentu kalba, ten kažkoks jos vyro įmonė su Ukrainos muitinė turėjo problemų. Nesu muitinė. Jis yra nuteistas Ukrainos teismo. Tu kvestionuoji teismo sprendimą. Aš nekvestionuoju teismo sprendimus, bet man atrodo... Ta prasme, buvo paskirta bauda, kurią tą baudą susimokėjo. Tu kvestionuoji teismų sprendimą? Aš nekvestionuoju teismo sprendimą, tiesiog, reikia skirti teismo sprendimą nuo teismo sprendimo. Aš esu, nežinau, gavęs daug administracinių ar ten dar kažko. Kalbėk vėl. Ta prasme, taip teismas nutarė, kad konfiskuos ten plėvelės ruloną. Ir čia atrodo, kad, nuteistas Ukrainos teismo skamba kaip, kad, jis ten bučai dalyvavo, blėt. Kad visi šitie dalykai ištraukiami tarsi... Nori pasakyti, kad to nereikia skelbti? Ne, reikia tą skelbti. Aš, jeigu leis, pabaigsiu mintį. Aš sakau, kad visi šitie fakteliai tokie erzinantis ir emociškai jautrus, kaip pavyzdžiui, rusiškas akcentas, jie ištraukiami tarsi objektyvi tikrovė, kad jau yra žinoma, kad artėja kažkas labai labai blogo. Ir pateikiama kaip tiesiog egzistuojantis gamtoje faktas, kad artėja kažkas labai blogo, jeigu Ruginienė bus paskirta. O man atrodo, kad visa tai yra labiau susiję su žmonių įsielektrinimu per Palucko istoriją. Ką be būtų pasiūlę į premjerus socialdemokratai, vis tiek būtų buvę blogai. Ir kaip tas įsielektrinimas nutinka? Ir Rimvydo pavyzdys yra puikus, kuomet yra mėtomas irgi kažkokiais ne iki galo išresearchintais kaltinimais, daromas išvados tokios, kokios yra patogios, braižomas tokios linijos, kokios norima. Ir tada, of course, žmonės yra įsielektrinę. Ir kam nuo to yra geriau? Ant kiek mūsų kaip nacionalinio saugumo padėtis gerėja nuo to? Tiesiog nusivylus. Aš turiu teoriją. Rimvydas Valatka vis dar yra komunistų partijos narys ir siekia, aš tik keliu klausimą, ar negalėtų būti taip, kad Rimvydas Valatka vis dar yra komunistų partijos narys ir siekia suskaldyti mūsų visuomenę, kad atėjusi Rusija greičiau mūsų žimtų?
Aš tik klausimą, aš kaip žurnalistas, tai kelių klausimų. Aš dabar galėčiau tau paprieštarauti, bet man atrodo, jeigu aš tau paprieštaraučiau, taip, su kažkokiu argumentu, tai mes tiesiog pereitumėm prie kitos temos, taip? Taip. Tai gerai. Taip, Ne, tai aš čia, aišku, kad juokais, aišku, kad nemanau. Tai aš suprantu. Jei ką, nemanau, for legal purposes, ne. This is a joke. Vis tiek būtų traukiamas, jei ne tos, tai kitokios istorijos, apie tą Sabutį būtų ištraukta, va Čekučių istorija ir būtų kalbama lygiai tas pats. Jie neturėjo jokio šanso pasiūlyti premjerą, kuris būtų tikęs informaciniam elitui. Tai ką aš noriu pasakyti, ar kad Ruginienė bus gera premjerė, iš kur man žinot, ar jinai bus gera premjerė ar negera. Man atrodo, pats svarbiausias čia klausimas yra tas patirties klausimas, apie kurį iš viso dabar nebediskutuojama. Diskutuojama apie kažkokius va tokius dalykus kaip rusiškas akcentas. Man atrodo, tai tiesiog yra kvaila skirti belekiek energijos tokiam dalykui ir aš kaip žiūriu, kad kai kurie Seimo nariai netgi jie įrašo, kad aš irgi panašių metų, bet kažkaip kalbu be rusiško akcento arba ten nelaikau save sovietiniu vaiku ir taip toliau. Ką to bandoma pasakyti? Sejonienės komentarai, kuri dirba savižudybių prevencijos srity ir užsiema mobbingu. Ir dar irgi apie tą sovietinį vaiką jau čia buvo daug visko pasakyta ir pati gerbiama Inga irgi yra atsakiusi, bet, aišku, tie, kurie nenori žiūrėti į atsakymus, nežiūri. Bet tiesiog, aš nežinau, kiek jūs esate matę tą kontekstą, kuriame buvo pasakyta šitą frazę, kad jos klausė apie jos akcentą ir jinai pasakė, aš nežinau, aš pati jo negirdžiu, bet aš esu sovietinis vaikas, augau laikotarpiu, kai Vilniaus krašte buvo dvikalbystė. Tai irgi buvo referuojama, bet tai, kad esu sovietinis vaikas, augau sovietmečiu tam tikrų laikotarpių, kai gali formuotis kalba, kai tame jos krašte, kur jinai augo, buvo dvikalbystė. Ir irgi, čia yra tiesiog referencas į konkretų laikotarpį ir geografinį momentą, aišku. Bet norime iš to daryti tokias išvadas, kokias norime. Šiaip jeigu mumis netikit, tai atsidarykit 15 min. Vakar papublikavo interviu su Valdemaru Klumbiu. Žiauriai geras tekstas apie sąvoką sovietinis žmogus, ką tai reiškia, apie eiles, labai puikus intervas ir atsako į visus klausimus. Ir tai pacituosiu gal tik tai vieną dalyką, kad jinai pasakė faktą. Aš dar noriu parekomenduoti ir kitą tekstą iš GPP, yra toks Tomas Marcinkevičius baronas, parašė irgi puikų tekstą, ką tik išleistą, kur įvertino visus šitus argumentus, kuriuos čia irgi Rimvydas eilinį kartą kartoja. Įvertino juos 10 baliai skaliai ir... Vidurkis buvo 2,125. Iš 10. Iš 10, tai labai mažai. Kartuot kursą su tokiais argumentais. Ir tiesą pasakius, tas pats patirties klausimas man atrodė kaip stipriausias. Tai 6 iš 10. 6 iš 10, bet paskui net ir dėl to yra tam tikrų abejonių, nes kartais man atrodo, kad mes norim karšto sniego, nes norim politikoje kažko naujo ir skaidraus ir kad vertybinės politikos ir tada klausiam, o ar pakankamai Seimo koridoriais įsivaikščiojęs. Tai, kad kartais patys nežinom, ko norim. O kitos patirties, kur yra super svarbi, kaip, pavyzdžiui, dėrybų vedimas, dalyvavimas trišaliai taryboje, profsąjungų veikloje, tai kas yra, man atrodo, iš viso labiausiai toks politinis veiksmas bendrai, ar ne? To kažkokio tai kompromiso suradimas, tai kažkaip tas tai jau nebesiskaito. Tai čia dar klausimas, o būtent, ką mes skaitom patirtimi. Ir man atrodo, kad patirtimi mes skaitome politinių sandorių sudarinėjimą su visokiais oponentais ir ten taip toliau. Tai rodo liūdna politikos situacija. Nemanau, kad kažkas dėl to yra ten asmeniškai ar instituciškai kaltas, bet tai rodo, kad mes vis dar manom, kad patirtis tai yra, kai susitikai su Oleku ir Kubilium ir jūs gebėjot sutarti, kad aš jums atiduosiu, jūs davai partnerystės nekiškit, bet už tai gausit mokesčius. Tai žodžiu, jeigu mums patinka šita politika, tai tada mums tas šitos patirties klausimas iš tikrųjų yra pats svarbiausias. Jeigu mums šita politika nepatinka ir mes norim kažko naujo, tai tada būtent patirtis profsąjungose, man atrodo, yra visiškai pakankama. Tai čia, man atrodo, iš esmės yra nesupratimas, kaip profsąjungos veikia, kam jos yra reikalingos ir bandymas kažkaip delegitimizuoti profsąjungas. Kaip jos veikia? Jos duoda kelialapį į gražią kokią nors vietelę, žinai, ir pasveikina per gimtadienį. Nes šiaip tai man atrodo, kad toj patirtį, kurią Inga turi, tai jinai turėjo dylinti su
įvairiais labai žmonėm ir man atrodo ten tų tokių vyrų, kurie nesiskaito, negerbia galbūt net daugiau negu vyriausybei. Ir LPSK iki Ingos buvo ganėtinai būtent tokia aš labai bijau stumti ant kitų profsąjungų, bet jinai buvo biški nomenklatūrinė ir ten būtent buvo tokių, daug buvo to, kas yra vadinama bebruomenė. Ir Inga ten atėjusi būtent keitė ir kaip pati LPSK veikia, ir profsąjungų įvaizdį visuomenėje, ir būtent tapo to ten 3 ar 4 labiausiai cituojamų ten asmenių apie verslą. Ta prasme, buvo nudirbta būtent daug darbo tokioje panašioje pelkėje, kokie galime įsivaizduoti ir dabartinė Lietuvos politika. Ja. Ta prasme, biški, tai galbūt socdemai galėtų kažkaip keistis į tą pusę, būtent nuo Ingos. Tai aš manau, kad šitą tai norim ir mes, ir Rimvydas su Dovydu. Tai, Jūs apskritai, kaip premjero pozicija yra unikali ir pagal apibrėžimą neįmanoma jai turėti tikros patirties, ne? Tai tuomet galime žiūrėti, į kokius įgūdžius turi. Šitoj pozicijai vienas svarbiausias įgūdis yra galėti tiesiog derinti skirtingus interesus visuomenės, kas buvo jos darbas visą šitą laiką, trišaliai taryboje sėdėti ir derinti skirtingus interesus. Tai čia yra tikrai, man atrodo, svarbiausia ir geriausia patirtis. Vienas klausimas, kas mane šiek tiek nustebino šito viso reakcijai, tai kad su visais šitais dešiniaisiais verslo bendruomenė nelabai sutinka. Jie dabar vieninteliai tokie išstoja, kad šiaip tais mes palaikom, nors nepritarėm, ką jie ten sako ir nori daryti, bet jie žino, kad su jie galima normaliai susišnekėti, ją pažįsta ir galės dirbti, o net su siena šnekėti. Tai šitas irgi keistas toksai tikėtinis alijansas tarp dešiniųjų ir verslo. Tai čia bus draugiškas verslui komunizmas dabar. Bet tai, man regis, labai daug ką pasako, kai tavo oponentai apie tave atsiliepia su pagarba ir bendrai teigiamai. Net jeigu, kaip sakyt, šiaip tai ideologiškai ar nežinau, interesų prasme yra kitoj barikadų pusėje. Gal jau žinojom? Ar ne? Aš atsimenu, ar ten kas nors dar yra, mes galim paleisti ir jeigu nebus, tai tiesiog nebereaguoti. Arba užtenka. Nemanau. Užtenka? Ne, užtenka, šnekėjom jau. Užtenka. Komentuokit, jeigu norite, pratęsimo. Apibendrinti, jeigu kas nors nori, tai... Tiesiog tai vodka, rūkyk mažiau rimvydo, mažiau meluok. Aš noriu iš dalies apibendrinti, kad man tai liūdnoka. Aš kodėl nežiūrėjau iki šiol šito video, nes nors visi ten man siuntė ir sakė, pažiūrėk apie tave Valatka šneka ir ten apie jūs ir ten taip toliau čia ir kažką, bet man tai buvo toksai tipo, aš dar kadangi rašiau čia neseniai apie Ruginienės argumentų straipsnį, tai man dabar susikloščiusi informacinė padėtis ir būklė, būtent šitoj tipo pastarosiam savaitėm jinai man kelia depresija, tiesą pasakius. Ir man biškai liūdna, ir man liūdna dėl žurnalistikos. Nes Rimvydai, susimąstyk biškai, nes vis tiek esi vardas ir esi ilgai dirbęs. Autoritetas. Taip, esi autoritetas ir iš tikrųjų esi autoritetas, nes esi ilgai dirbęs nuo pat sovietmečio, dar kai buvai partijoje. Esi dirbęs daugybėje laikraščių. Esi iš tikrųjų tai signataras, ta prasme turėtum kažkaip, man atrodo, rūpintis kažkokią kokybę žurnalistikos, bet tu elgiesi kaip konspiracininkas. Tu elgiesi kaip konspiracijos sąmokslo teorijų šalininkas. Ta prasme, jeigu tokius argumentus, kokius pateikiai, girdėčiau iš antivakserio, aš labai nenustepčiau ir tu pritaptum prie to būrio. Tai nežinau, tai ne, kaip ir sakė Augustė, nepykstu, bet esu nusivylęs. Aš šiaip galiu visiškai priešingai pasakyti. Aš žinau, kad Rimvydas norėtų, kad mes, ta prasme, niekada, nepritartume viens kitam, bet aš tai noriu padėkoti Rimvydui. Jis daug kartų pasakė GPB, kartais galbūt neteisingai. Daug kartų paminėjo daug gerų žmonių pavardžių. Akivaizdžiai paskaitė keletą netgi straipsnių ir pranešė kitiems su kvietimu. Arba bent jau antraštės. Čia ta mema, kur daut gali kalbėti. Ne, bet vis tiek jis kvietė, sako, jūs pasidomėkit, jūs paskaitykit. Tai tikrai pasidomėkit ir paskaitykit. Ir viską, ką jis galiausiai sakė, mes, kai klausėm pirmą kartą, mes priėmėm kaip pagirimą. Ta prasme, nes sako, jokas atakos kojos yra. Jie palaiko Palestiną. Nu taip. Jam ten nepatinka ten tapinai tas anas. Nu taip, jie ten už tipo darbuotojų teisės ir tipo kažkokią vakarietišką kairę panašus į Vokietijos kairiųjų partiją.
Nu, fainai, ačiū, tipo, fainai priimsim, tai, nu, ačiū labai, šiaip iš tiesų, ką aš girdėjau, tai daug gerų komplimentų, tai už tai esu dėkingas. Dėkui, man. Dar gal reiktų Dovydui Pancerovui padėkoti, kad truputėlį jūs stumė atgal, nes, nu, man atrodo jau, nežinau, aš apie Pancerovą nesu labai geros nuomonės, nu, taip gal natūraliai gaunasi, nes mes nesutarėm daugelio klausimų, bet aš džiaugiuosi, kad yra likęs tas žurnalizmas, žurnalistika ir jo, ir yra tas va pushbackas ir man atrodo labai gerai atskleidė. Blaivus protas šiais laikais vis retesnis ir labai gerai. Aš labai mėgstu oponentus, kurie argumentais kalba. Čia yra... Aš irgi noriu padėkoti už dėmesį ir noriu palinkėti Ingai sėkmės. Ačiū. Ačiū.